svečias. Naisių vasaros radijo eteryje prasideda laida Radijo svečias ir šį kartelį pas mus studijoje svečiuojasi Naisių bendruomenės kultūros namų vadovas, taip pat Naisių vasaros teatro ir serialo fotografas Žydrūnas Budzinauskas, su kuriuo ir sveikinuosi. Labą dieną. Labą dieną, Dovydai, labą dieną, radijo klausytojai. Taigi, pakalbėkime šį kartelį apie daugelį dalykų ir visų pirmiausia, pakalbėkime apie tai, jog vadovauja, kaip ir jau iš pristatymo tapo aišku, Naisių bendruomenės kultūros namams, kaipgi apskritai laikosi kultūros namai, bent jau kultūrinių požiūrių. Kultūrinių požiūrių kultūros rūmai iš tikrųjų laikosi pakankamai aktyviai, nemažai renginių, o kaip šiemet jau tapo Naisiai mažąją kultūros sostinė, tai renginių bus tikrai daug ir gausiai. Didžiausias pikas turėtų būti kovo mėnesį renginių atžvilgių, po to šiek tiek ramybė ir po to vėl. Supratau, bet viena aišku, kad ilsėtis neteks bent būtent tiem žmonėm, kurie organizuoja tos renginius. Taip, visiškai sutinku, tai yra organizavimas, pakankamai didelė atsakomybė, kad visi renginiai praeitų sklandžiai. Ir apskritai, kad įvyktų pagaliau. Taip. Ir pakalbėkime dar apie šios kultūros rūmus, kuogi jie yra tokie išskirtiniai iš kitų esančių Lietuvoje. Lietuvoje, sakykime, gal kaip kaime, tame esmė, kad jie iš tikrųjų yra renovuoti, visiškai tiek išorė, tiek vidus. Išorė, aišku, renovuota iš ES lėšų skirtų, o pats vidus, ką ekskursantai atvykę pamato, tai yra būtent iš asmeninių Ramūno Karbauskio lėšų suremontuotas vidus. Yra salė, kuri talpina iki 250 žiūrovų, garso aparatūra, apšvietimas viskas nauja, yra muziejus, yra arbatinė, kai kurie iš tikrųjų atvykstantis turistai mesteli tokią frazę, kad ar ne per gerai, kaip kaimai tokie kultūros rūmai. Kodėl turėtų būti per gerai? Viskas yra gerai. Tai galim išvelgti, kad šiek tiek pavydas yra, bet elementaru. Aišku. Taigi šie 2015 metai Naisiams tikrai yra ypatingi. Naisiai yra paskelbti mažąją Lietuvos kultūros sostinę ir šiais metais tikriausiai ne vien mes patys, tačiau ir aplink esantis miestai pajaus visą kultūrą sklindančią iš Naisių. Ar taip ir bus? Taip ir bus. Šiais metais nuo vasario mėnesio turėtumėm pradėti po Šiaulių apskritis važinėtis su teatru. Ir tai bus vadinama Naisių dienos, man atrodo. Dabar iš tikrųjų aš neturiu šalia čia to renginių sąrašo, bet mes važinėsimės po Šiaulių apskritis, po Šiaulių rajoną, pristatysime Naisius, turėtų būti ir fotografijų paroda, Ramūnas Karbauskis turėtų leisti ir simultanus, teatras parodys savo koncertuką ir taip visus metus. Ir dar atskira trupė važinėsis, tai Naisių vasaros serialo aktoriai, tai su programa Talentų šou. Taip irgi tuo pačiu skleisime Naisius pačius, reklamuosime ir pačių Naisių kultūrą pristatinėsime. Tai, kas vyksta pačiuose Naisiuose. Taigi šiais 2015 metais pagrindinis metų akcentas tikriausiai bus Naisių vasaros festivalis, ar taip? Gal iš tikrųjų du galėčiau išskirti. Tai aišku, pagrindai yra festivalis Naisių vasaros. Ir galbūt toks išskirtinis ir baltų šventės. Mes apimsim visas pagrindinės baltų šventės ir būtent kurios vyks Naisiuose. Tai čia yra tie du pagrindiniai. Aišku, yra ir bus ir teatro festivalis Naisiuose, profesionalių aktorių iš tikrųjų. Tai, turėtų būti įspūdinga.
Supratau. Reikėtų tik tai sekti viską, kas vyksta ir be abejo nepasibijoti ir užsukti naisius. Taip. Na, o dabar nuo naisių pereikime būtent prie tavęs. Nepaslaptis, kad ko gero neišgyventum be vieno dalyko, manau, galėtum būti ir nevalgęs, ir negeręs vandens, na, bet jau be fotografijos, tai kaip sakant, ne žingsnio iš kambario, ar ne? Taip. Supratau, tada kiekgi laiko fotografuoji jau? Kada paėmė pirmąjį savo fotoaparatą į rankas? Patį fotoaparatą gal tiesiog paskatino paimti iš tikrųjų būrelio vadovė Lilija Lukšienė. Aš lankiau miškininkų būrelį ir buvo paskelbtas konkursas gamtos fotografija. Ir galvoju, kodėl nepabandžius. O tas fotoaparatas primityvus iš tikrųjų buvo juostinis, paspaudė ir viskas. Ir, aišku, vieną kartą įdėjo į laikraštį, kitą kartą įdėjo mano fotografiją laikraštį, galų gale ir diplomas. Ir va tuo užkibau ir nuo 5 klasės, va iki šiol taip ir pradėjau su ta fotografija draugauti ir gyventi kartu. Supratau. Tai čia fotografija, čia kaip ir moters pakaitalas, ar ne? Kad nieko nereikia, ji graži labai, ar ne? Ja. Ir viskas labai puiku. Supratau, nu, geras dalykas. Kalbant apie pačią fotografiją ir jos objektus, vis dėlto nuo 5 klasės išlieka tas pats, kad labai dar traukia gamta, galbūt labiausiai ir traukia ją įamžyti ir fotografuoti, ar ne? Šiaip pagrindas taip. Iš tikrųjų gamta, peizažai, pagrindas. Tokia turbūt sritis mano yra būtent ne portretai, ne kažkas kito, sakykime, bet gamta pati. Man ir gražu iš tikrųjų. Ir norisi įamžinti tai, ko mes iš tikrųjų nematom. Daugelį žmonių skubėdami per savo rutiną, tai ir aš įamžinu, aš pateikiu tai ir man tai džiugu iš tikrųjų, kad aš galiu parodyti va būtent tiem žmonėms, kad jie domėsi va tuo ir kad pamatytų, kokia iš tikrųjų yra gamta graži. Supratau, bet ko reikalauja gamtos fotografija? Aš prisimenu dar praėjusių metų gruodžio mėnesį tave vaikštantį, apšalusi visą po laukus ir panašiai. Vis dėlto reikia ir ištvermės, ar ne? Reikia ištvermės ir kantrybės svarbiausiai. 2 pagrindiniai dalykai. Jo, pagrindinė kantrybės. Bet jeigu tau tai patinka, tu iškart pasiruoši iš tikrųjų. Tu žinai, kad tu eisi fotografuoti ar vakare, kada iš tikrųjų tas pats didžioji temperatūros kritimo reakcija būna, o po to apsirengi pakankamai šiltai, gražiai, sakykime, pasiruošęs, ir tu esi tam nusiteikęs. Ir tau nėra šalta ir, tiesiog tu esi pasiruošęs tai fotografijai. Supratau. Na ir fotografuojant, manau, kaip ir atliekant kažkokį vieną kitą tikrai įdomų dalyką, kuris patinka žmonėms, kurie yra tarsi jų hobi, nutinka tikrai galbūt tokių įdomių dalykų, ko nenutinka galbūt kitiems. Kas yra tau pasitaikę, kas yra nutikę be fotografuojant? Man įdomiausias dalykas tai, kad turėjau vieną kartą vienas vestuves, atrodo, liktai ir viską susiruošiau, į kuprinę, tą peržiūrėjau ir kai reikia fotografuoti, pasižiūriu, kad nėra kortelės. Ir beje, kaip išsprendė šią problemą? Ačiū Dievui, kad viskas netoli buvo, dar buvo iš tikrųjų laiko, nes kai atvyksta į Santuokų rūmus, tai šiek tiek visiems tenka palaukti, užsitęsti, tai greitai. Kas gerai baigėsi. Sulakščiau, bet taip iš tikrųjų tos kortelės nepamimas, tai ne vieną kartą. Ir iš to, aišku, kartais būna, tuo momentu būna pikta, labai nervuojas, o po to juokiesi iš to. Aišku. Pakalbėkime apie fotografijos lengvumus, kaip sakant, tuos sunkumus, kągi fotografuoti būna sunkiausia. Ar kaip sunkiausia būna fotografuoti? Vis dėlto su kokiais sunkumais galima susidurti fotografuojant? Man iš tikrųjų ir sunkiausia ir nelabai patinka pati naktinė fotografija. Nes tai visiškai turi rankiniu būdu, nustatymas ryškumo. Tai va tam esmė, kad
tu bandai daug kartų ir tu išbandai savo kantrybę tuo pačiu. Nes tu visien uždelsi 30 sekundžių, 2 minutės turi laukti, kol nori pagauti. Ir tu pasižiūri, kad tai yra neryšku ir vėl bandai iš naujo. Ir vėl taikai. Nu, va toje srityje, kaip naktiniai fotografijai, aš dar nesu labai ištobulėjęs. Na, bet viskas prieš akis. Jo. Kalbant apie tavo tikrai tą didelį pomėgį fotografiją ir būtent gamtos fotografiją, ar nekyla minčių tiesiog kur nors įsilysti į krūmus ir visą dieną laukti, kol atskris ar ateis kokia stirnaitė, ar nutūps koks nors įdomus paukštis? Stirnaitės geriausia, aišku, fotografuoti žiemą. Bet tik stirnaitės, nestirnaitės. Lapės. Ir lapės dar. Briedžius ir paukščius, bet aišku, turi tam turėti. Visiems turėtum turėti jau palapinę, turi pasiruošti. Nu, laukiai išsėdėti 3-4 valandas, tai jau pasirašai savo ligą, bet kokiu atveju. O kaip vasara? O vasara tada jau lengviau. Jau lengviau yra paukščių, yra inkilų pas mus, kadangi yra inkilų muziejus, tai varnėnų kolonija, tai pasistatai ant štatyvo ir fotografuoji. Taigi, kaip supratau, tau labiausiai patinka fotografuoti gamtą, tas pats malonumas, ar ne? Atsipalaidavimas, relaksas, pabėgimas nuo visos dienos rutinos, net negalvoji, tiesiog eini, ieškai, tas pats kaip tu medituoji. Kiekvienas žmogus vis dėlto savitai supranta kaip ir skonį, taip pat supranta savitai ir grožį. Kaip grožį supranti tu, būtent žvelgiant per fotoobjektyvą vis dėlto? Kas tau yra gražu? Jeigu apskritai tai būtų įmanoma nupasakoti, kaip tu tai galėtum padaryti? Aš sakau visada šitaip. Ir visiems. Kad grožis slypi paprastume. Grožis grožyje negali slypėti, bet kokiu atveju. O paprastume gali būti paprastas objektas. Visiškai. Bet aišku, tu perteikiai taip, kad būtų gražu ir su mintim. Tai va, kad ir prisimenu dabar iš savo fotografijas, va, užklausai dabar mintis atėjo. Paprasčiausiai žiema buvo, prūdelis, pasnigė šiek tiek ir tam prūdė buvo plasmasinis butelis. Jis apvirtęs. Dugnu į viršų ir šiek tiek apširkšnyja ant jo. Ir kas gavosi iš to? Ogi gavosi snaigė. Paprasta, bet gražu. Tai va, galų gale patys varvekliai. Sakykim taip. Bet aš turiu nuotrauką pavadintą Stikliaus rankos. Tai va, būtent išėję pirštai, grinai delnas, va taip. Nu, paprasta ir gražu. Aišku, jeigu nebūtų gal to pavadimo, reikėtų daugumai įsižiūrėti pakankamai. Kas tai norima perteikti. Šiaip iš tikrųjų mėgstu nedėti pavadinimą, kad žmogus paanalizuotų, pamastytų, kas va būtent pateikta šioje fotografijoje. Radijo svečias. Studijoje svečiuojasi Naisių bendruomenės kultūros namų vadovas, taip pat Naisių vasaros teatro ir serialo fotografas Žydrūnas Budzinauskas. O kągi labiausiai norėtum nufotografuoti, ko dar nesi nufotografavęs? Galbūt tai, nežinau, nežemiški kokie skraidantis objektai ar dar panašus dalykai. Kas tave labiausiai domintų? Šiaurės pašvaistė. Aišku, tai ko nemėgstu naktinės fotografijas, bet kas gražu, tai kaip yra šiaurės pašvaistė. Tai čia vienas iš tų gyvenimo tikslų arba apskritai vienas iš tų dalykų, kuriuos dar reikia padaryti per gyvenimą. Jo, tik tai daug dievė, kad tai būtų Naisiuose. Beje, be fotografijos pas tave yra dar vienas hobis, dar vienas pomėgis, kuris tikrai yra įdomus, ir tai yra kalėdiniai žaisliukai. Tada šiek tiek papasakok, kada ir kodėl josgi pradėjai kolekcionuoti, kokia ir šio hobio istorijos pradžia. Šitais istorijos iš tikrųjų pradžia vyko Šiauliuose. Tiesiog vaikščiojom su vienu draugu netoli Tilžės prekybos centro, ten buvo savivaldybė nupirkus namą.
Buvo porą namų iš tikrųjų nupirkus, jie buvo tiesiog apleisti, sudeginti netgi. Tai buvo pavasaris, iš tikrųjų ėjau fotografuoti pavasariškų vaizdų, žydėjo slyvos, vyšnios tuo tarpu, tai va tokio. Ir būtent kažkaip prieš akis ir iššoko man paprastas, nublūkęs, ten iš tikrųjų gal labiau rusiškas, bet Kremliaus žaisliukas ir iš tikrųjų tokia iškart į vaikystę pernešė. Kokios šventinės nuotaikos buvo vaikystėje. Tas pats kalėdų laukimas, senio šalčio atėjimas, pačios programos rengimas. Ir kažkaip tai patiko, kad nuo to laiko pradėjau rinkti rusiškus žaisliukus eglutės. Tai ir iki šioliai renku. Ir kiek jų yra pririnkta, jeigu apskritai juos skaičiuoji, bent jau preliminariai? Beveik 1500 vienetų. Oho, tai kiek čia eglučių klausikų užtektų? Kokių 4 gal. 4, jo. Ir aišku, pats rinkimas jis prasideda pačios istorijos domėjimasis. Pačių žaisliukų atsiradimų istorijos, pačių tradicijų Lietuvoje domėjimasis iš tikrųjų. Įdomu, pakankamai, aišku, šitas hobis, kolekcionavimas pakankamai yra, sakykime, atsargus turėtų galbūt su tais pačiais žaislais, nes jis yra trapus, kai kurie žaislai iš tikrųjų yra likę vienetiniai, tai atsakingas, aš galvoju, toks. Ir pakankamai įdomus tuom, kad tai nėra labai daug išlikusių tų žaislų. Ir būtent tu sieki įsigyti vieną ar kitą dar žaislą, kurio tu iš vis neturi. Aišku, likimas tai padaro, kad paima ir tiesiog tau kažkas atneša ir tarp tų kelių šimtų žaislų yra būtent tas žaislas, kurio tu norėjai. Pasitaiko taip, aišku. Šiais metais, sakykime, pasitaikė taip, kad atnešė, padovanoja vienas žmogus, Aleksandras, savo vaikystės žaislų dėžę, tokia nemaža, ir sako, atiduodu ramia širdimi aš tau, nes žinau, kad pakliūna į geras rankas. Sakau, tikrai saugosiu ir suviniosiu kaip kūdikis ir bus jie laikomi. O koks pats seniausias tavo turimas kalėdinis žaisliukas? Seniausias iš tikrųjų yra rankų darbo, nes pačių stiklinių žmonės nelabai galėjo dar įsigyti, jie buvo brangus Kremliaus žaislai. Šis buvo labai, labai brangus, nes tai buvo storos stiklo, masyvus, sunkus. O aš turiu iš Vilnos darytą būtent šunį rankų darbo, tai datuojama apie 1920 metai. Tai čia vienas iš seniausių, aišku, Smetono laikų yra, iš prieškario laikų, tada jau, aišku, Rusijos laikų. Bet yra, aišku. Yra nemažai. O koks pats brangiausias eksponatas, jeigu nepaslaptis be abejo? Tas pats brangumas, jeigu matuoti... Vat kaip tu matuoji brangumą? Pinigais, sakykime, jeigu patys papuošimai žaislų, tai gal tie rankų darbo ir būtų brangiausi. Arba su sovietinė atributika, 5-kampė žvaigždė, arba būtent tos SSRS raidės. Tai jie yra pakankamai paklausus ir brangus. O jeigu iš pačių žaislų seni šalčiai, snieguolės juk būdavo prie eglės statomos, tai irgi viskas datuojama. Kuo aišku senesnė data, tuo jis yra vertingesnis. Aišku. Na kągi, dėkuoju tau. Beje, ar galbūt dar yra kažkokių hobių, kurie tave taip pat traukia? Ne, užtenka. Užtenka šitų dviejų, taip? Užtenka tikrai šitų per akis. Nebebūtų laiko galbūt? Gal nebebūtų laiko. Iš tikrųjų, tas pats žaisliukų kolekcionavimas yra biškai finansiškai skaudus, nes vis su kiekvieną dieną ir kiekvienais metais jie brangsta, kur buvo galima po litą nusipirkti, dabar jau prašo 5 litus už vienetą. Tai jeigu pamatai kokį, pavyzdžiui,
10-20 žaisliukų, kurių iš tikrųjų tu neturi, tai automatiškai mane verčia susimastyti, ar verta pirkti. Supratau, aišku. Ir žvelgiant į ateitį, kokie tavo planai? Mano planai yra iš tikrųjų, bent jeigu su kolekcionavimu, tai kalbėjau su pačiu Ramūnu Karbauskiu, kad įsteigti muziejų būtent tų senovinių eglutės žaisliukų, aš manau, jau būtų galima drąsiai rengti tą padaryti. Aišku, laikina, būtent tuo metu kalėdom. O tokį nepastovų, bet laikina. Žmonėm parodyti ir būtent šiai kartai, kad kokie žaislais puošdavo eglutės. Aišku. Kągi, dėkoju tau už pokalbį. Primenu visiems klausytojams, kad šiandieną pas mus studijoje svečiavosi Naisių bendruomenės kultūros namų vadovas, Naisių vasaros teatro ir serialo fotografas Žydrūnas Budzinauskas. Tad dėkoju ir linkiu dar daugiau unikalesnių ir dar senesnių žaisliukų ir, žinoma, pagauti tas pašvaistės. Ačiū. Iki. Na ir taip pat, jeigu kas nors norėtų padovanoti kalėdinių eglutės žaisliukų, būtent kuriamam muziejui, apie kurį visai neseniai kalbėjome šioje laidoje, jūs galite susisiekti su Žydrūnu elektroninio pašto adresu zidrunasfoto@gmail.com.